Ar gali būti, kad milijonai žmonių pasaulyje aukoja savo sveikatą ir gan nemokšiškai mainais į mikrobangų krosnelės teikiamus patogumus? Išsamei apie tai paskaitoje kalbėsim apie pliusus, minusus šio gan paplitusio reiškinio. Turėti ir naudotis mikrobangų krosnele, o prieš prašau, jeigu jums išties mano video yra vertingas, patiktukinti jį, juo dalintis, prenumeruoti mano YouTube kanalą nemokamai. Ir labai tuo pačiu noriu padėkoti prenumeratoriams, esamiems, ištikimiems. Laukiu jūsų pasiūlymų, jūsų komentarai, man svarbus, jūsų nuomonė man svarbi. Tai turbūt retose namuose nėra mikrobangų krosnelės įstaigose, reta kavinė ar restoranas be jos apsieina. Skaičiau, kad naudojama riešutams skrudinti, ten kavos pupelėms, mėsai atšildyti, odos tekstilės pramonė, keramikoje taip pat. Na ir žinoma, tokio šitų krosnelių paplitimo per pasaulį nebūtų, jeigu ji neteiktų naudos. Tai viena jų yra, kad labai greitai galima paruošti maistą juose, kad nereikia maišyti, stovėti prie puodo ar prie keptuvės, ar ten orkaitę prižiūrėti, nors yra visokių orkaičių. Tai, kad peršyla daug maž tolygiai, kad mažai riebalų reikia tokiu būdu atšildant maistą arba jį paruošiant, kad mažai galima išvengti apskrudinimo kokio, kad vaikams saugu yra naudotis mikrobangę, kad, tarkime, ką nors iš šaldiklio išėmus nereikia laukti kažkiek valandų, kol tas produktas atitirps, galima iš karto dėti į mikrobangę ir gaminti maistą. Taip pat valymui patogi įranga kažkokia yra kažkokia tai antibakterinė danga turi tą mikrokrosnelėje. Na ir dalis žmonių nenori būti senamadiškais ir gyventi be šito įrenginio namuose. Tačiau sutikime, kad toks maisto produktų šildymas arba maisto patiekalų ruošimas yra nenormalus. Jeigu nenormalus, nefiziologiškas. Ir mano saugiklius išmuša, bandant suvokti techninius tos duomenys. Na, tarkim, kad tas toks yra magnetronas, kuris generuoja elektromagnetinės bangas, jis virpa, skaičiau, 2,4 milijardo kartų per sekundę, tegul tai būtų milijonai, net ir tūkstančiai kartų, neįsivaizduoju, kaip galima, neįsivaizduoju tokio ir kad tokiu būdu generuoja šilumą, bet keičia poliškumą. O ką tai reiškia praktiškai, kad vandens yra bet kokiame patiekale, daugiau mažiau, tame, ką mes dedame, ne mes, ką žmonės deda į mikrobangų krosnelę. Ir kad vandenyje esantis vandenilio jonai, jie turi teigiamą krūvį ir deguonies turi neigiamą krūvį. Tai jeigu veikia poliškumą, tai įsivaizduokime, kiek kartų per sekundę tos molekulės turi keisti savo orientaciją. Ir tai reiškia, kad tos magnetrono generuojamos elektromagnetinės bangos bombarduoja maistą ir molekulės turi judėti nerealiu greičiu ir ta trintis energija virsta šilumos energija. Bet vėlgi, jeigu taip spėriai turi judėti molekulės, nepaskaičiuotai spėriai, tai jos ir mechaniškai gali būti lengvai pažeidžiamos ir būna, ir įplyšta, deformuojasi ir dėl to nenatūralių produktų susidarimas, šildant arba gaminant maistą mikrobangiai, yra neišvengiamas. Logika tik tai tokia yra. Aminorūgštys
patiria tokius izomerinius pokyčius, tai reiškia struktūros pokyčius ir vėlgi tai yra toksiškos formos mums. Ir yra toks terminas struktūrinė izometrija moksle. Na, tai yra tokie terminiai pokyčiai. Ir šalia yra tokie aterminiai pokyčiai. Tai yra, na, mokslinis toks žodis toks ląstelių membranų susilpninimas, kuris naudojamas visokiuose genetiniuose tyrimuose. Tai genų keitimo technologijos metodika viena iš tokių yra. Ir kai veikiant mechaniškai jos ląstelės yra laužomos, tai yra neutralizuojami elektriniai potencialai, ir kurie yra tarp ląstelių išorinės ir vidinės membranos pusių. Tai ir tokios pažeistos ląstelės tampa lengvų virusų, bakterijų, kokių tai pirmonių ar bet ko grobių. Ir natūralūs jų atsistatymų procesai slopinami ir ląstelės turi gyventi, prisitaikyti prie avarinės energijos būklės. Tai reiškia pereiti iš aerobinio į anaerobinį kvėpavimą, kada yra nenaudojamas deguonis ir laukiant geresnių laikų. Ir vietoj vandens ir anglies dioksido ląstelėse gaminasi kitokie junginiai, tai yra vandenilio peroksidas ir anglies monoksidas. Na ir dar yra aprašomi tokie radiolitiniai junginiai, kurie randami dėl, taip manoma, radiacinio poveikio. Mikrobangių gamintojai tvirtina, kad radiacinis fonas, jeigu jos durelės yra sandariai uždarytos, tai nesklinda aplinkui, bet pačioj viduje jos apdorojant kažkaip, ruošiant maisto produktus, kaip sakiau, yra randami tokie tie junginiai, nors gamintojai teigia, kad jų nedaugiau negu kad, pavyzdžiui, kepant maistas, ten kažkaip skrudinant jį. Na ir daug visokių tyrimų radau aprašytų išvadų. Pavyzdžiui, nustatyta, kad kūdikiams skirtas maistas, jeigu įskaitinamas mikrobangų krosnelėje, ten dar praeito amžiaus 89 metais Lancet žurnale parašyta, kad tos transamino rūgštys virto į biologiškai neaktyvius cis-izomerus ir kad ten tokia yra L-prolinas, viena amino rūgštis buvo pavirsta D-izomeru, kuris yra neurotoksiškas, reiškia neigiamai veikia smegenis, nervų sistemą, ir nefrotoksiškas, neigiamai veikia inkstus. Na ir taip pat skaičiau, kad prieš beveik 40 metų Oklahomoje, JAV buvo iškelta baudžiama byla, kuomet moteriai po klubo sąnario transplantacijos buvo sulašintas mikrobangų krosnelėje atšildytas kraujas, gal kokia kraujo plazma, nežinau, ir moteris mirė. Oponentai teigia, kad mikrobangų krosnelė čia nieko dėta, ne, bet tai moteris mirė nuo anksčiau susiformavusio trombo, bet kaip bebūtų, aš reanimacijoje dirbau virš 30 metų ir mes labai dažnai perpildavom kraują, įvairius jo fragmentus, tai nepaisant to, kad buvo mikrobangų krosnelė skyriuje, niekada joje kraujas nebuvo šildomas. Tai manyčiau, kad tai yra svarus argumentas. Ir buvo 20 metų studija, tokia bendra tarp Vokietijos ir Rusijos studijų mokslininkų, ir Šveicarijoje ten mokslininkas, kuris pateikė savo, toks Ulrichas, man atrodo, jo pavardė, išvadą apie mikrobangų krosnelės neigiamą poveikį maisto produktam, to pačiu ir žmogui, jis buvo atleistas iš darbo, bet paskui prisiteisė grąžinimą, kompensaciją ten per į aukštesnės institucijos Europos Sąjungos teismus. Ir buvo, taip trumpinant, dalyvavo žmonės, kurie gėrė žalią pieną, paprastą, kita grupė žmonių gėrė
žalią, bet virintą pieną, kiti pasterizuotą pieną ir kiti mikrobangiai kaitintą pieną. Ir dar buvo žmonės, kurie valgė paprastas žalias daržovės, toliau virtas, šaldytas ir atšildytas mikrobangiai ir tiesiog paruoštas mikrobangiai. Ir ten buvo imti kraujai įvairiais dažniais prieš valgį, iškart po valgio, po kelių valandų po valgio. Ir buvo kraujo serume, kraujo tyrimuose buvo reikšmingi pokyčiai rasti tiems žmonėms, kurie maitinosi mikrobangų krosneliai paruoštų maistų. Tai buvo ir limfocitų sumažėjimas, o tai pokyčiai tai reiškia, kad imuninės sistemos nusilpimas, tai buvo ir hemoglobino eritrocitų sumažėjimas, ten gero cholesterolio sumažėjimas. Tai ir rastos tokios liuminescencinės bakterijos, kurios byloja apie radiacinį foną dėl maisto paruošimo mikrobangų krosnelėje. Na ir toks, dar ten buvo daugiau tyrimų, vienu žodžiu, kad tyrimai buvo daryti, kad vienas toks David Bridgman, jo išvada, kad 99 procentam alergiškų žmonių, 99 procentų alergiškų žmonių neigiamai reaguoja į mikrobangiai ruoštą maistą, dėl to, kad pareiškėja tie simptomai, kad fermentinė sistema tokio pakitusio maisto neatpažįsta, tai yra labai logiška. Kad nors ir nedidelė spinduliuotė gali veikti neigiamai embriono formavimąsi, kad neigiamai veikia žmonės, kurie turi širdies stimuliatorius, gali sukelti trumpalaikį bent jau galvos skausmą, ten svaigimą. Kai kas teigia, kad ir nevaisingumą gali įtakoti, apsigimimus, tai kraujo ligas. Ir 2011 metais Pasaulinė sveikatos organizacija mikrobangų krosnelės poveikį priskyrė, to elektromagnetinių bangų poveikį priskyrė antros B grupės kancerogenams, tai reiškia galimi kancerogenai. O šiaip tai ruošiant maistą randami įvairūs pokyčiai, dar jeigu konkrečiau, tai ruošiant mėsą tokie danitrozaminai gaminasi, tai yra kancerogenai joje kaitinant javus, pieną, ir gemino rūgštys pavirsta kancerogenais, vaisius atšildant, juose esantis glikozidai ir galaktozidai virsta kancerogenais. Ne visi turbūt, bet dalis jų. Daržovės atšildant virsta tokios augalinės kilmės alkaloidiniai kancerogenai, ypač šakniavaisiuose. Ir buvo tokios studijos plačios atliktos Rusijos ir Japonijos mokslininkų kartu, seniau dar, kad tas gaminamas mikrobangų krosnelė maistas praranda nuo 60 iki 80 procentų maistinės vertės. Ir didelė dalis B grupės vitaminų, B12 prarandamas, sakom, visiškai jis suyra. Tai vitaminas C, irgi mineralai dalis yra. Tai antioksidantai išnyksta. Skaičiau, kad gali nunykti iki 90, tarkim, net 7 procentų antioksidantai, o tai labai svarbi, sudėtinė ir labai naudinga sveikatai mikroelementų dalis, tai yra maisto medžiagų dalis, nes tų laisvų radikalų, kurie priveda prie vėžio, vėžinių ląstelių atsiradimo mūsų organizme. Tai įtaka didelė, tai jeigu juos nukenksmina tie antioksidantai, neutralizuoja, tai yra didelė nauda. Na ir dalis žmonių šildo maistą arba gamina maistą popierinėse, plastikinėse pakuotėse, tai žinoma, kad tada kancerogeninių junginių, tokių kaip tartalatas, toluenas, ksilenas, benzenas, dar ten visokių pavadinimų yra
pasigaminimas neišvengiamas. Ir irgi buvo daryti tyrimai, turbūt žinote, pažiūrėjau, laistant gėlės paprastu vandeniu ir mikrobangiai pašildyti. Tai gėlės aiškiai parodė savo nuomonę apie nenatūralų vandenį. Na, o jeigu iš istorijos, tai sakoma, kad sugalvota buvo Vokietijoje mikrobangė dėl patogumų šildant maistą, ruošiant maistą kareiviams, svėrė, skaičiau, kad ir 340 kilogramų, didžiulės dydis ir kainos, galingos $1000. O sugalvota buvo dėl to, kad tokie vienos korporacijos Vokietijoje mokslininkai tyrinėjo lempą tokį magnetroną ir šalia stovint to įrenginio kišeniai esantis šokoladas tirpo, ten sumuštiniai pradėjo kaisti, atnešė popkorno, tos kukurūzų spragėsius ir jie išsipūtė. Tai tarsi keptuvėje. Tai dėl to tas prietaisas paskui ir buvo išrastas, ieškant jo naudos. Ir kokią išvadą mes galim pasidaryti patys, apmastant jau turimą informaciją apie mikrobangų krosneles, gautą galbūt naujai kažkokią. Tai manau, dalis esam priėmę sprendimus, aš pati turėjau tokią. Labai seniai pirkau, bet man regis porą kartų naudojau, bet mėgstu atiduoti gerus, ta prasme, veikiančius daiktus kažkam, bet jos neatidaviau niekam. Nenorėjau, kad kas nors naudotųsi ją, jeigu tai netarnauja sveikatai. Ir konsultacijų metu visada išsamiai aptarėme su savo pacientais mitybą, maisto ruošimą ir klausė, tai kaip tada maitintis, jeigu labai patogu darbe pasišildyti mikrobangų krosnelį atsineštą maistą, tai yra termos antram patiekalui. Jų gausa, įvairovė didžiulė. Na, o štai vienas mano pacientas man pasakė, kad betgi jeigu aš pradėsiu neštis į darbą maistą termose, taigi mane vyrai užjuoks, vyriškam kolektyve dirbę. Ir aš tada klausiau, 30 metų rūkote. Ir negalvojat, kad eit su cigarete arba šiaip sėdėt kažkur rūkyti, praperkant savo pinigus ir sunkiai uždirbamus pinigus sveikatos gadinimui, čia yra norma tada. Tai kaip mes gyvenam, jeigu tai yra norma einant rūkyti, o atsinešti į darbą savo maistą, šiltą, šviežią, tai yra nenorma. Tai Arveda šitoje vietoje paaiškina, kad yra tokios teisingos žinios, vidija, sanskrito terminas, ir neteisingos avidija. Tai labai svarbi lygų priežastis yra, kai mes tas neteisingas žinias priimame kaip teisingas žinias, kaip kad šiuo mano minėto atveju, bet tas vyras metė rūkyti. Šaunuolis ir labai šviesėja toliau. Taigi, man labai rūpės jūsų nuomonė ir man įdomu, ar jūs pritarėte, kad mikrobangų krosnelė namuose yra vienatvės simbolis. Aš dėkoju visiems, kuriems su mum pakeliui. Esu jums ir su jumis, saulytės jūsų širdyse.